judėti į priekį. Yra irgi 3 dalykai, kurie rodo, kad mes ne savo vietoj. Tai jeigu mes ne savo vietoj, tai mes blogai jaučiamės. Pastoviai nepatenkinti, reikia į darbą eiti, mes nepatenkinti. Antras dalykas – nuobodu. Veikloje nuobodu ir nėra noro progresuoti, būti kūrybišku. Nesinori padaryti savo darbą geriau, nėra visiškai entuzijazmo. Tai vėlgi, ten būni tokioj, kaip sakant, egzistuoji. Dėl atlyginimo egzistuoji. Ir žmonės nepatenkinti veikla mano būna, mano rezultatų. Ką aš darau, žmonės nepatenkinti, nepriema. Ir aš pats noriu visada kuo greičiau pabaigti darbą. Ten žiūriu, kada ten darbo pabaiga. Tai vėlgi, jeigu pas jūs yra tokia situacija, tai reiškia, kad reikia daryti pokyčius gyvenime. O būti savo vietoje, tai reiškia irgi užimti savo vietą, kur yra mūsų gabumai, kur mūsų prigimtis, kur mes galim pasireikšti pilnai. Tai vėlgi, nuo to bus irgi ir mūsų vidinė būsena gera. Ir